Vandens pratekėjimai buvo užfiksuoti 31 viešbučio patalpoje po sanitariniais mazgais. Tyrimo metu patikrinome 14 galimų priežasčių. Defektų radome daug. Tačiau kuri priežastis buvo pagrindinė? Iš pirmo žvilgsnio tai įprasti sanitariniai mazgai. Grindų plytelės, latakai, vamzdžiai. Tačiau žemesniuose aukštuose nuolat atsirasdavo vandens pratekėjimo žymės. Todėl reikėjo ne tik nustatyti defektus, bet ir nustatyti, kurie iš šių defektų lėmė vandens pratekėjimą. Pirmoji versija – per mažas sienų hidroizoliacijos plotas. Statybos nuotraukose matėsi, kad ties dušu hidroizoliacija ne visur buvo įrengta visų sienos aukščių. Dėl to atskiros sienos vietos galėjo būti prasčiau apsaugotos nuo vandens purslų. Tačiau ši aplinkybė negalėjo paaiškinti tokio pratekėjimo masto. Antroji versija – grindų hidroizoliacija galėjo būti per mažai užvesta ant sienų. Tokiu atveju ant grindų susikaupęs vanduo galėtų patekti į sienų konstrukcijas. Tačiau statybos nuotraukose matėsi, kad hidroizoliacija ant sienų buvo užvesta pakankamai aukštai. Šio defekto nenustatėme. Trečioji versija buvo akivaizdi jau per pirmą apžiūrą. Daugelyje vietų siūlės buvo įtrūkusios arba ne visiškai užpildytos. Į kai kuriuos tarpus tilpo peilio geležtė. Plytelių danga ir jos siūlės yra pirmasis hidroizoliacinis barjeras. Pro nesandarias siūles vanduo gali patekti po plytelėmis. Nuėmus plyteles paaiškėjo, kad klijų sluoksnis yra drėgnas. Drėgnas buvo ir cementinis sluoksnis. Ties latako rasta mineralinė vata buvo tokia šlapia, kad ją paspaudus pasirodė vanduo. Tačiau tai dar neturėtų sukelti pratekėjimo į apatinę patalpą. Vandenį turi sulaikyti antrasis, pagrindinis barjeras, po plytelėmis įrengta teptinė hidroizoliacija. Taigi siūlių defektai galėjo prisidėti prie pratekėjimo, tačiau tik tuo atveju, jeigu buvo nesandari ir pati hidroizoliacija. Ketvirtoji versija – nesandarų sujungimai aplink vamzdžius ir sanitarinė įranga. Kai kur hermetiko trūko, kitur jis buvo įtrūkęs. Vanduo pro šias vietas taip pat galėjo patekti po plytelėmis. Bet ir čia galiojo tas pats principas. Žemyn jo neturėjo praleisti hidroizoliacija. Penktoji versija buvo rimtesnė. Nesandarūs nuotekų vamzdžiai. Vamzdžiai yra žemiau hidroizoliacijos, todėl jų nesandarumo ši apsauga nesustabdytų. Statybos nuotraukose buvo matyti ankstesnių drėgmės žymių. Tačiau mažai tikėtina, kad tiek daug atskirų vamzdžių jungčių būtų likusios nesandarios ir sukeltų tokio masto pasikartojančius pratekėjimus. Šeštoji versija – grindų nuolydis. Dušo zonoje vanduo turėtų tekėti link latako. Tačiau kitose grindų vietose nuolydžio nebuvo, o kai kur vanduo tekėjo net priešinga kryptimi link sienų. Dėl to vanduo ilgiau stovėjo ant grindų ir patekdavo į siūles. Tai padidino apkrovą visoms nesandarioms vietoms, tačiau savaime vis dar nepaaiškino vandens pratekėjimo per hidroizoliaciją. Tai septintoji versija. Vienas latako kraštas paspaudus ranka judėjo. Kartu judėjo ir šalia esantis cementinis sluoksnis. Ardant nustatyta, kad po dalimi latako nėra tvirto pagrindo, likusi tuščia ertmė. Dėl tokio judėjimo galėjo skilti siūlės palei lataką. Atvertoje vietoje aiškaus hidroizoliacijos įtrūkio šalia latako dar nematėme, todėl tai buvo svarbi, bet dar negalutinė priežastis. Aštuntoji versija atsirado ardant giliau. Grindų pagrindui panaudotas polistireno granulių ir rišiklių mišinys lengvai trupėjo rankose. Atskiro stiprio bandymo neatlikome, tačiau toks sluoksnis turi būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų virš jo esančias grindis. Jam netolygiai sėdant gali trūkti plytelių siūlės. Tai jau galėjo paaiškinti dalį įtrūkių. Tačiau dar nežinojome, kurioje vietoje vanduo faktiškai perėjo pagrindinį hidroizoliacijos barjerą. Devintoji versija. Netinkamai įrengti hidroizoliaciniai manžetai aplink vamzdžius. Dokumentuose ir pateiktose nuotraukose buvo neaiškumų, ar visos naudotos suderinamos sistemos ir ar manžetai įrengti tinkamai. Sienų plytelių neardėme, todėl tiesiogiai to patikrinti negalėjome. Tokie trūkumai galėtų sukelti vietinius pratekėjimus, tačiau tokio masto pratekėjimų jie negalėtų sukelti. Dešimtoji versija. Per plonas hidroizoliacijos sluoksnis arba per mažas sluoksnių skaičius. Tokiai hidroizoliacijai įprastai reikia mažiausiai 2 sluoksnių ir nustatyto išdžiūvusio sluoksnio storio. Statybos nuotraukose kai kurios vietos atrodė šviesesnės, o dokumentuose ne visur buvo užfiksuotas sluoksnių skaičius. Faktiško storio išmatuoti jau nebuvo galima. 11 versija. Kampuose netinkamai įrengtos arba kai kur neįrengtos sutvirtinimo juostos.
Kampai yra jautrios vietos, nes juose susijungia skirtingos plokštumos ir galimos deformacijos. Vienoje mūsų atvertoje vietoje juosta buvo, tačiau kitose statybos nuotraukose matėsi pūslių ir nelygumų, o darbų dokumentuose jos įrengimas ne visur buvo užfiksuotas. 12 versija. Netinkamai paruoštas pagrindas. Prieš dengiant hidroizoliaciją jis turi būti lygus, tvirtas, švarus ir nugruntuotas tinkama medžiaga. Nuotraukose po hidroizoliaciją matėsi iškilimų, duobučių ir nelygumų. Dokumentuose gruntavimas taip pat nebuvo tinkamai užfiksuotas. Tokiose vietose hidroizoliacija gali blogai prikibti, suplonėti ar būti pažeista. 13 versija. Hidroizoliacija galėjo būti pažeista jau po jos įrengimo. Statybos nuotraukose matėsi, kad ant jos buvo vaikštoma, laikomi įrankiai ir medžiagos. Kai kur perdanga buvo gręžiama iš apačios, o sanitarinė įranga tvirtinama per grindų konstrukciją. Net maža, vėliau po plytelėmis paslėpta skylė gali tapti vandens keliu. Taigi, išnagrinėjome 13 galimų vandens pratekėjimo priežasčių. Dalis jų nepasitvirtino. Dalis galėjo prisidėti prie vandens pratekėjimo. Kita dalis galėjo būti savarankiškomis vandens pratekėjimo priežastimis. Tačiau vis dar trūko svarbiausių įrodymų. Tai yra nebuvo nustatyta vieta, kurioje vanduo perėjo hidroizoliacinį barjerą. 14 versija. Latako prijungimas prie hidroizoliacijos. Latako korpusas yra plastikinis. Dirbtinė hidroizoliacija nėra skirta patikimai sukibti su tokiu paviršiumi. Todėl tarp plastiko latako ir hidroizoliacijos turi būti įrengta speciali savaime limpanti butilo juosta. Jis suformuoja standų perėjimą. Atidengę mazgą nustatėme 2 dalykus. Pirma, butilo juostos apskritai nebuvo. Antra, sutvirtinimo audinys dengia tik dalį latako lentynų. Vadinasi, hidroizoliacija prie plastikinio latako nebuvo patikimai ir sandariai prijungta. Per šią jungtį vanduo galėjo patekti tiesiai į grindų konstrukciją. Būtent ši klaida tyrimo metu buvo pripažinta pagrindinė pratekėjimo priežastimi. Tai nereiškia, kad kiti defektai buvo nesvarbus. Tačiau pagrindinė priežastis buvo ta vieta, kurioje vanduo galėjo pereiti per hidroizoliacijos barjerą. Šiame tyrime buvo 31 vieta, kuri praleido vandenį. Išnagrinėjome 14 galimų priežasčių ir nustatėme vieną pagrindinę vandens pratekėjimo priežastį. Matome defektą, nustatome priežastį.